Praėjo dar viena nuostabi savaitė ir susitinkame su jumis jau tradicija tapusiame mano palėpės dienoraštyje. Ir šiandien sužinosite, ar man pavyksta įgyvendinti idėją, eiti savo keliu, savo kryptį atrasti ir galbūt mano palėpę paversti siuvinėtojų rojumi. Tad žiūrim. Oi, kaip keista grįžti iš po Joninio ir žinot, kad rytoj ir šiandien padirbu ir savaitgalis. Kadangi savaitgalį keliauju į siuvinėtojų kryželiu susitikimą Kaune, tai mano planas šiandien pirmiausia yra paleisti YouTube video. Vakar stengiausi nedirbti, tai šiandien paleisiu sumontuotą video, tada reikia pasiruošti, pasipakuoti rinkinių, ko man trūksta, tuomet reikia užsisakyti formeles, kad man padarytų lazeriuotojas papildomai edukacijai, nes vesiu 20 moterų edukaciją. Principe mes visos mokam siuvinėti, bet žodžiu mes siuvinėsim raktų pakabuką. Ir tada sugalvojau mintelę, kad noriu pasipuošti važiuojant į susitikimą. Tai situacija yra tokia, kad planuoju pasidaryti auskarus sidabrinius ir ir kaklo papuošalą lygiai taip pat su sidabriniam detalėm. Tai aš prieš keletą dienų užsisakiau, susidėjau krepšelį, viską atsakingai susidėliojo, bet rezultate gavosi, kad man apmokėjimas neįvyko. Kartais ir mano parduotuvėje tai būna. Ir žodžiu, tai aš jiem parašiau, kad mano pirkinių krepšelį konvertuotų į pirkimą. Vakar apmokėjau, labai laikau čiūrikus, kad man išsiųstų šiandien, kad aš rytoj jau gaučiau. Mintis yra kažkodėl apie violetinę spalvą, nežinau, šiaip tai mano yra arba žalia, arba mėlyna spalvos, bet gal mėlyną pasidarysiu, žiūrėsiu. Tai noriu pasidaryti nuo šviesiausios iki tamsiausios, arba greičiausiai. Tai žodžiu, noriu su tokiais perėjimais pasidaryti gėlės. Iš tų pačių raktų pakabukų, kaip buvo, tik tai ant plonesnės medienos, kad tiesiog kuo mažesnis svoris būtų. Tai kol kas mintis yra tokios, žiūrėsim, ar man pavyks. Nu tai moteris, laikykitės. Žodžiu, aš dabar jau su šitais auskarais ir su pakabuku jaučiu neįsiskirsiu visą vasarą. Tai po truputėlį jaučiu, kad aš jau atrandu savo kūrybinę kryptį. Tai kol kas ant medinukų man visai gerai sekasi, jau turiu naujų idėjų, jau turiu idėjų naujiems skirtukam, kokie galėtų būti dar kiti, nes pas mane dabar yra tie iš Austos Lietuvos dideli, tada ir mini skirtukai ir dabar sugalvojau dar kitokius skirtukus. Tai kadangi vakare jau turėčiau gauti šitų formelių papildymą ir tuomet jau galėsiu testuoti kitas spalvas, kitus raštus, tai galvoju, kad greičiausiai šiandien užsisakau siūlus ir tada puolu prie kūrybos, kad galėčiau vakare parodyti naujus dizainus, ką aš testuosiu. Šiaip iš tikrųjų, kai tokie karščiai yra, su dideliais darbais labai sunku yra, o tokie mažuliukai visai gerai juda. Vasara toks laikas, kuomet vyksta daug kūrybinių procesų ir ieškau savo nišos, žiūriu kaip kas prie ko ir mintis yra tokia, kad išbandyti įvairius rakursus ir galiausiai, kad visas tas mano kūrybinis procesas įdėta energija duotų šiokį tokį aiškumą ir kad galėčiau nuosekliai dirbti ir iš to išgyventi. Tai dabar susitariau su viena labai kieta Klaipėdoje siuvėja. Tai važiuosiu šiandien pas ją su savo idėjų visų sąrašu. Ir jeigu viskas tvarkoj, tai gali būti, kad ji pradės siūti įvairius dalykėlius mano palėpiai. Kol kas mintis yra triusikėliai ant kusnapų. Tada yra pirkinių krepšeliai, ant kurių mes galėtume siuvinėti. Ir dar galvoju, visai būtų faina įdėkliukai projektams, nes susitikimo metu girdėjau, kad moteris deda į plastikinės įmautės, į papkes. Tai norėtųsi kažkokius tokius gražius. Nes šiaip buvo vienas
viena dovana, dėl kurios visos merginos alpo, tai tiesiog norėtus kažką panašaus gražaus sukurti. Jeigu viskas tvarkoja, tada bus dar naujienų visokių ir galbūt pagaliau atrasiu tas, kas tikrai yra apie mane ir kažko išsiskirsiu. Nes kartais dabar pagalvoju, kad ir tą bandau ir atrodo ir čia kitas kažką panašaus daro, noris kažką kitokio daryti, tai žiūrėsim, kas čia man gausis. Labas rytas. Vakar jau nenufilmavau, nes mano visi įvykiai prasidėjo po 5, tai štai dabar pasakoju. Tai vakar užturėjau labai produktyvę ir daug žadančią dieną. Per visą dieną sugeneravau 59 skirtingus spalvų derinius auskarams. Tada nuvažiavau pasiimti medienos plokštelių, tai ten nieko naujo. Ir po to nuvažiavau pas savo gerai pažįstamą siuvėją, pas kurią labai seniai mokiausi siūti. Ir nusivežiau visus pavyzdžius, tiek kusnapų, tiek rulonėlio, tiek kitų idėjų, ką norėčiau, kad ji man pasiūtų. Tai mes sutarėm viską. Tai nežinau, kiek tas artimiausių metų, nes tikrai žmogus yra labai užimtas, savo srities profesionalas ir ten pakliūti nėra taip paprasta. Bet sutarėm, kadangi mano užklausos ir mano prašymai yra tokie negrandioziniai, tai kai kuriuos darbus jie tiesiog į tarpelius, kai turės laisvo laiko, įdės. Ir reiškia, kad parduotuvėje karts nuo karto atsiras lankelių apsaugos, tai konkrečiai mes derinam, kad tai būtų nurkės lankeliams, vadinami trisikėliai, šituos, tuomet planuoju taip šitas, tada planuoju rulonėlius, tuomet planuoju skirtingiem nurkės lankeliam pagal jų dydžius padaryti projektų tokias papkytes ir tada paskutinis, kad ji pasiūtų pirkinių krepšelius, kuriuos mes ateityje galėtume su tirpstančia kanva išsisiuvinėti. Tai 4 projektai kol kas pas ją kabo, tai labai fainiai. Rašiaus labai ilgai, bet pagaliau prisirašiau ir tikiuosi, kad pavyks įgyvendinti. O šiandienos planas tiesiog susikelti prekes, nes raktų pakabukų jau daugiau negu 1,5 savaitės neįkeliu. Tuomet susidėjau visas spalvas, išsibalsavom, moteris dar balsuoja, bet jau matos tam tikri favoritai, nuo kurių turėčiau pradėti. Tai susikelsiu tiek atskirai auskarus, tiek pakabukus, tiek komplektus. Aišku, geriausia yra siuvinėti visą komplektą, dėl to, kad siūlai pasinaudoja ir tiesiog tai yra pigiau. Kol kas tiek. Einu darbuotis, nes darbų kaip per gerą šienapjūtę. Dar pamiršau paminėti tokį dalyką, kad gavau kontaktus audinių parduotuvės, kur galėčiau gauti 2 tipų dirbtinę odą, ant kurios galėtume siuvinėti. Tai tik reikia dabar nuvaryti, pasižiūrėti, išsiaiškinti, ar gali, negali man parduoti ir tada dar bus naujų idėjų. Labas. Tai nusprendžiau šiek tiek pakeisti aplinką, nes čia visko yra labai daug. Tai į virtuvę atkeliavau. Tai labai trumpas update'as. Ką man pavyko padaryti, vakar jau vakare viskas nebefilmavau, tai turiu iš vakar dienos 3 ištestuotus, tai yra korys, yra vyšnios ir yra lagūna. Jūra jau seniai ištestuota ir kaba pas mane. Su šitais dalykais pasidariau. Tada atsiskyriau kainas tiek auskarų, tiek pakabuko, nes norėsiu daryti ir atskirus rinkinius tik tai pakabukui arba tik tai auskarams ir visas kombo. Tada iš tų pačių turėtų eiti lygiagrečiai ir raktų pakabukai. Dabar aš čia turiu tik tai, kur dabar aš jį padėjau. Čia šalia turiu tik tai Lietuvos pakabuką, kurį dar neįkėliau. Blemba, šitie jau yra kurį laiką padaryti ir netgi turiu viršelius. Tai bus tokie pakabukai irgi su tom gėlytėm. Dar planuoju iš tų gėlyčių galbūt daryti
mašinų kvapukus, nes va ta kita pusė kaip su auskarais yra. Tai va, su auskarais yra va tokios filco vietos uždėtos. Tai aš jų dabar esu prisikarpiusi, va tiek visokių gražių spalvų. Tai iš esmės būtų galima dėti ant tų gėlyčių ir su eteriniais aliejais vilginti. Jeigu atsibosta kvapas ar dar kažkas, tiesiog galima papildymų tokių turėti. Manau, jos irgi atskirai kelsiu. Tokių papildymų tiesiog, kadangi turim tamsų siūlą, manyčiau, tiesiog su tamsų siūlo aplinkui apsiūtų, jeigu kas. Nes vis tiek visur eina tas įtamsėjimą, tai čia kad ir su juodu siūlu galima prisisiūsti, papildomai prisisiūti. Tai va, šitie yra. Dar papildomai pasiėmiau gėlyčių, nes dabar yra ištestuotos 4 spalvos, 4 spalvų perėjimai, o iš viso aš turiu 59, tai dar liko 55. Tada čia yra Suvalkijos planšetės pasiėmiau, nes mano, kaip atrodo, vakar šiek tiek siuvinėjau, tai va šitą grafą užsiuvinėjau. Pažadėjau savo po darbo valandų nesiuvinėti mano palėpės dalykų, bet žinot, sunku. Ir dar naujas dalykas, ką turiu, tai aš turiu, taip, čia vidinę pusę uždėjau. Tai va, tai mano naujas projektas, naujas skirtukų formatas, tai va čia bus vienaragis ir dedasi filcas, klijuojasi, čia jau klijuojas, nebesisiūna, klijuojasi tik tai ant šitos pusės, yra užmėta, kur yra blogoji pusė, kad vidus. Šitoj pusėje klijuojas ir va, volia. Ir tada ir tokiu atveju, aš neturiu jokios knygos, bet gaunasi, kad per pusę tada dar plonesnis, nes kitos moteris labai bijo dėl to storio. Nors aš šiaip dedu ir tą storesnį skirtuką, tik tai tiek, kad prie pat krašto nededu, kur yra suklijuoti lapai, o truputėlį toliau. Tai va, tai čia bus toksai. Ir planuoju įvairių personažų daryti. Tai čia toks galėtų būti fantasy stiliaus. Tai ir kas dar, dar pamiršau paminėti, tai buvau audinių vienoje parduotuviai, radau keletą dirbtinės odos audinių, kurie galėtų tapti labai gera medžiaga įvairiems aksesuarams. Tai žiūrėsiu, atidaviau medžiagą testuoti, ar gerai išsilazeriuoja ir jeigu paeis, dar kažką naujo turėsim. Va taip, idėjų, Bet man atrodo, aš truputėlį jau savo kelią atradau, nes man tos idėjos tiesiog va taip savaime atsiranda ir kol kas matau viskas gerai juda. Kaip visada penktadienis darbadienis, tai šiandien mano misija yra ganėtinai didelė, kadangi artėja savaitgalis ilgasis, tai pirmas dalykas, ką noriu pasidaryti, susikelti visas prekes, pakabukai, kas yra užsilikę ir panašiai. Tada noriu papildomai susitvarkyti papuošalų kategorijas, nes noriu išskirti komplektai, auskarai ir tik tai pakabukas ir ten jau sudėti visas 59 spalvas. Žiūrėsim, ar tai yra patogu moterim, bet labai tikiuosi, kad bus patogu. Nes tiesiog nenoriu kurti labai daug. Tai bus vienas viršelis, vienoje vietoje bus nurodyta spalvos kodas, pavadinimas ir viskas. Greičiausiai tai rašysiu su ranka. Tai va, tada noriu bent dalį susidėti projektukų, ką aš veiksiu, siuvinėsiu savaitgalį ir viskas greičiausiai, kol kas tiek. Nu tai ką, grįžau po atostogų, galima sakyti, 3 ilgasios dienos, ilgasis savaitgalis. Filmuoju jau po 5-3, tiesiog buvo ganėtinai sunki diena, greičiausiai įsivaizduojat. Kuomet būna atostogas arba ilgesnis laikas nuo darbo, labai sunku yra grįžti. Tai šiandien ką pasidariau, susipakavau skirtuką išausta Lietuva, tada pasiruošiau naują procesą. Kadangi yra labai daug spalvų, nusprendžiau kiekvieną dieną po vieną pavyzdį išsiuvinėti ir taip 59 spalvos turėti per pusantro mėnesio gal. Taip, o daugiau pas mane liktai nieko naujo. Ruošiuosi pakuoti papuošalus, tai manau bus ką veikti. O daugiau
Daugiau lyg nieko, šiandien tiesiog esu labai pavargus, nes tikrai buvo ką veikti. Intensyviai dieną tiek su tekstais, tiek su siuvinėjimo visais dalykais. Tai per savo atostogas tas 3 dienas, kadangi turėjau mamą svečiuose, tai nieko nepasiuvinėjau, nieko neturiu ką parodyti. Formelė, kuri yra su vienaragiu, irgi nepajudinta. Galvojau šiandien gal bandyti judinti, bet nusprendžiau, kad geriau dienos metu, nes norėsiu iš karto ir nusifilmuoti. Tai dabar mintelė yra alyvuogių spalvą išsisiuvinėti ir greičiausiai eisiu savo malonumui pasiuvinėti. Nors galėčiau imti Suvalkijos skirtuką. Bet manau, žiūrėsiu, kaip bus situacija, nes šiaip nugarą lyg nori skudėti, tai eisiu dar pasportuoti. Tai žiūrėsiu, ką mano nugaras sakys ir tada bus aišku, kokiais procesais užsiims. Labas rytas. Kažkaip paskutiniu metu labai retai filmuoju. Tai šiandien turim penktadienį ir ruošiuosi į verslių žmonių susitikimą rajone. Iš tikrųjų, niekada negalvojau, kad gyvenant rajone tiek visiems bus įdomu ir rūpės, kaip tau sekas. Tai va, atsikrausčius į rajoną jau eina metai, kaip mes čia esam, tai labai džiaugiuosi ir į vieną projektą papuoliau ir šiek tiek finansavimo gavau ir dabar vėl būrėsi verslių žmonių bendruomenė. Tai fainiai. Žiūrėsim, ką ši diena atneš. Ir viskas. Ir toliau rytoj žygiuosiu su savo draugė, kurios jau kurį laiką nemačiau ir su kuria nežygiavom. Tai žygiuosim Aglonėnuose 30 km po mano jaučiu metų pertraukos. Tai bus labai įdomu, kaip ten viskas seksis. O dabar keliaujam. Na ir pabaigai norėčiau parodyti savo procesus, ką pavyko per tą savaitėlę ar pusantros, neatsimenu net kiek laiko filmavau, pasirodyti. Tai padariau skirtuką, čia yra pastelinės spalvos, bet manau dar vieną darysiu atitikmenį su ryškesniomis spalvomis. Tad vėlgi mano palėpės vienas iš tų skirtinumų, kad tas pats dizainas gali turėti skirtingas spalvų variacijas. Kalbant apie spalvų variacijas, tai čia yra alyvuogės ir čia yra sudėti siūliukai, kadangi tik po vieną pavyzdį darau, tai tiesiog susidedu, kad ateityje arba dar vieną išsiuvinėčiau, nes šiaip čia tų siūlų yra labai daug. Ir dar papildomai noriu parodyti, kiek turiu išsiuvinėjusi. Va, turiu štai tiek. Šiaip iš tikrųjų šitas toks labiau užmestukas gaunasi, nes esu pakibusi su šitom visom kūrybinėm idėjom. Tai kol kas turiu štai tiek, bet manau prioritetą vis tiek teiksiu šitam skirtukui, kad užsibaigti ir galėčiau pradėti eiti prie Dzūkijos, Mažosios Lietuvos ir dar grįžti prie Žemaitijos. Dėkoju, kad pažiūrėjote šitą video, kad ir trumpą iki pat galo. Nepamirškit paspausti patinka, pakomentuoti ir užsiprenumeruoti šitą kanalą, nes auga mūsų bendruomenė ir tai yra labai puikia motyvacinė priežastis, kodėl tai verta toliau daryti. Ir iki kitų kartų.